Labas rytas. Ruošiatės į gastrolės? O, čia jūs, labas rytas. Taip, į gastrolės ruošiamės. Kur vykstame? Į Pasvalį. Kas bus? Spektaklis aplink pasaulį. Kas vaidins? Aš. O, naujiena. O kodėl? Režisierė vaidins? Nieko, kartais režisieriai vaidina. Ką geriate? Viską dokumentuojame, taip tik tai gaunasi dokumentika. Supratau, dokumentuokite. Geriau kavą su pienu rytais. Pienas augalinis, taip skaniau. Avižų. Tai jūs kaip tie hipsteriai. Mano visa esybė yra hipsterio. Niekada kitaip nebuvo. Atvažiavom. Kur atvažiavom? Studija. Pasimdaiktų. Tiesiog reikia pažiūrėti, bet aš buvau čia įkišus, dėl to ir klausiu, nes į šitą buvau įkišus. Niekaip negalim išvažiuoti iš Vilniaus. Jau prasideda problemos iš pat ryto. Ką palikom? Kompiuterį palikom? Nu, tikrai sunku. Ne, aš nepalikau kompiuterį. Aš palikau. Tas, kas už kameros paliko kompiuterį, dabar sugrįžo pasiimti. Reikia dar patikrinti, ar tikrai viskas paėmė. O aš eipiu namo. Žmonės nuo seno sako, menas reikalauja pastangų ir ko dar? Ausų. Kviečiame ir jūs visus sėsti už stalo kartu. Pamatysit, kaip puiku būti italų svečiu. Italas jūs pavaišins savo geriausiu maistu. Jūs ir pats nepajusit, kaip tapsit italų draugu. Mamma mia, kaip skanu. Aš sustumti negaliu. Pušaloto sinagoga čia yra. Kaip gražu Lietuvoje. Kokia graži mūsų Lietuva. Žodžiu taip. Čia yra Pasvalio Mariaus katalikiška biblioteka, o čia yra skaitymo suolelis. Pažiūrėjau. Bibliotekos skaitymo suolelis. Padarysim reklamą Pasvalio bibliotekai, kad važiuotų visi iš visos Lietuvos. Garso įrašų studiją labai norim pamatyti. Va. Štai prašom. O kad taip visur būtų. Wow. Jaunimui aktualiausia. Viniukai yra. Senai gauti yra. Naujas pirkinys. Ir jums šitą studiją kaip ir pasiteisinęs dalykas. Oi, čia yra salė. Gera. Mes čia galime atvežti istoriką su gitara. Taip? Taip, mane labai ruoštis. Dabar čia gal tai reklamas vienškučiai. Einu bėgi, gerai. Jisai fotografuoja vieną vietą. Va. Va, jaunimas. Turim babų ir ramybės kambarį. Wow. Kaip vadinasi? Babų ir ramybės kambarį. Tai aukšti dažai. Dabar dalysis dabar. Čia veikia masažo šitie. O Dieve. Aš tai tokios bibliotekos nemačiau. Labai fainai. Labai fainai. Poilsio erdvė, eik savo. Krantai svetimi, aplankyti jos kviečia, laivui kelią nušviečia. Aplankyti jos kviečia, laivui kelią nušviečia. Gerai. Dokumentalisto didžioji užduotis yra, kaip padaryti, kad jo nematytų. Nu, vat. Tai aš mokinuosi, aš dar tik tai. Sunkiausiai sekasi šitą užduotis. Bet aš dar tik tai mokinuosi, stengiuosi. Agne, dabar ką man daryti su batais, nes labai negražus. Būsi basas. Nusin batus?
Nusimbatus, arba parodyk kulnus savo. A, va. Pirštai kokie gražus, smagios, ne konytės. Nu ir ką čia apsėdai dabar? Tai aš nerodysiu šitų vietų. Bet dar gali nešiot. Čia tik svarbu, kad užsidėti ir kad nesimatytų, kad žmonės nematytų, kad taip yra. Ir gali savo toliau nešiot. Ne? Ai, gerai, laukiam tuose, ha? Tuoj mūsų viešinta ateina ir aš jau pradėsiu. Pakviesiu jūs. Ateina viešinta, jos vardas Agnė. Taip. Aš nemaniau, kad man šiandien bus tokia linksma. Pasirodo, iš Vilniaus reikia važiuoti. Kur? Į Pasvalį. Ačiū, bičiuliai. Iki pasimatymų. O dabar mums vaidinti reikia, kad mes kalbamės. Prieš tai nekalbėjau. prieš tai nieko nekalbėjom, dabar mes kažkaip pavaidinsim, kad kalbas. Ačiū Jums, kad pasikvietėt. Kur dabar? Einam valgyti, dabar lyt pradeda, einam valgyti. Bet čia man tai gražu. Man noriu pasakyti, kad man Pasvalys patinka. Man Pasvalio centras labai gražus. Biblioteka superinė. Tiesiog. Puikiai europietiška biblioteka su nei kiek nedaug veiklų vaikam, jaunimui, suaugusiam. Mama atvežė šaltibarščių. Mes sutikom Sigitą. Mes čia pasirodo net daug Vilniaus čia Pasvaly. Tai šaltibarščiai? Gerai. Skanaus? Ar? Tai. Ir čia antras patiekaliukas, labai noriu paragauti makaronai su krevetėm. Prašom. Jūs esat visiškai tamsoj. Išlyskite šviesą. Ne. Labai gerai. O sėdim va taip va savo smagiai. Va, koks vaizdas per langą. Kamščiai mus pasitiko. Geros gastrolės. Viskas nice.